performatyvus tai yra performative arts iš vienos pusės, o performatyvus iš kitos pusės tai yra veikiantis dizainas. Unikalią studijų programą Kauno kolegija pradeda nuo šių metų. Performatyvus dizainas yra pirmas dalykas apie metodikas, kad mes tradicinės dizaino metodikas papildome scenos menų metodikomis, tai yra režisūra, judesys, šokis, teatras, scenografija, visi tie dalykai. Reiškia, mes įvedam daugiau metodikų ir kitokių įrankių. Jie bus ruošiami nuo pat pradžių bendradarbiauti su kitom disciplinam ir dirbti komandoje. Studijų procese jungiamas dizainas, scenos menai bei technologijos. Programa sukurta remiantis šiandieninėmis dizaino aktualijomis bei šalies vystymosi prioritetais. Klasikiniai produkto dizaino kūrimo metodai čia papildomi specialiai atrinktomis scenos menų praktikomis. Pasitelkus režisūrą, judesį ir vaidybą, šviesą, garsą bei vaizdą, praplečiamas galimų dizaino sprendimų skaičius. Performatyvus dizainas bus Kauno kolegijoje, kur yra didelė mokykla su daug skirtingų labai fakultetų. Mes labai stengsimės išnaudoti šitai, kad bendradarbiauti tarp skirtingų disciplinų. Tai yra ne kažkoks meniškas dalykas, dizainas vardan dizaino, bet tai yra visą laiką susijęta labai konkrečiai su tikrais realybės iššūkiais. Žmogus baigęs šitas studijas bus dizaineris, kuris priešingai nei kitų studijų studentai, aš manau, dirbs labiau kultūrinėje ir socialinėje aplinkoje. Pati idėja yra vis atnaujinti ir atnaujinti studijų procesą, reaguojant į kažkokias tai naujoves, į tam tikrus standartus, gal net išlipant iš tų standartų, vis žiūrint gaiviai, šviežiai į studijų procesą. Naujos metodikos, kaip mokyti dizaino. Tai yra, tai pirmas dalykas, mes turime ne vieną dėstytoją atsakingą už vieną užduotį, bet skirtingus žmonės, mes turim kitokią metodiką vertinimo, mes turim kitokį procesą patį mokymosi. Performatyvaus dizaino studentai gilinsis ne tik į fizinę daikto formą, bet ir į tai, kaip jis veikia santykyje su aplinka, kokią nuotaiką kuria, kokias simbolinės prasmes neša. Studijose ypač akcentuojamas eksperimentiškumas. Dizainas, kuris objektų, vaizdinių ir patirčių pagalba kuria situacijas. Tai yra veikiantis dizainas, tai yra dizainas su laiko perspektyva. Mums kaip ir įdomiau yra visi dalyviai, kas dalyvauja tam procese ir kaip po to tas objektas dalyvauja tam pasirinktam kontekste. Jaunas žmogus, reiškia, pabaigęs šias studijas galėtų žvelgti plačiau ir galėtų įtilpti į tuos šiandienos arba net į rytojaus standartus. Tai yra ne tie menininkai, kurie gali daryti gražius daiktus ir estetiškai spręsti kažkokias problemas, bet tai yra dizainas, kuris sprendžia situacijų pagalbą, režisuoja. Be kita ko, studijose ypatingas dėmesys skiriamas kūrybiniam dizaino procesui. Čia mokomasi vykdyti taikomąjį dizaino tyrimą, atlikti fizinius eksperimentus, įvairiomis medijomis fiksuoti darbo procesą bei kurti naujas darbo metodikas ir įrankius. Šios studijų programos absolventas jis visų pirma savo kūrybą visada pagrįs tyrimu. Ir tas tyrimas iš tiesų daugia komponentis ir iš marketingo pusės, ir iš socialinių mokslų, ir dizaino tyrimo dalis. Ir jis bus konceptualistas, turės įrankius ir individualų požiūrį į dizaino procesą, pats gebės tą procesą valdyti. Ir jo kūryba atspindės iš tiesų jo pasirinktą ir suformuluotą problemą. Studijų metu mokomasi įvairių amatų ir technologijų. Dirbama stiklo, keramikos, odos, tekstilės, medžio bei metalo dirbtuvėse, skaitmeninėje bei analoginėje fotolaboratorijose, kompiuterių klasėse. Tai mes bandysim visą tai sujungti tam, kad mūsų studentai ne tik kad mokytųsi, bet jie mokydamiesi mokytųsi. O čia yra svarbiausia. Kad patys iš savęs gimdytų genijų ir ieškotų savyje tokių kažkokių tai neapibrėžtų galimybių. Tai iš esmės tai kritiškai mąstantis žmogus, mokantis atsirinkti informaciją, ją disponuoti, kas ir bus mokama. Ir be abejo kūrybiškas, iš esmės pastoviai besikeičiantis
žmogus. Jauną specialistą ruošiam tai nežinomybei. Nuo pat pradžių akcentuojam tai, kad jisai turės nuolatos mokytis ir save perkurti kaip dizaineris, kaip kūrėjas. Performatyvaus dizaino studijų pagrindas yra atviras ir konstruktyvus dialogas. Todėl šioje studijų programoje laukiami tie, kurie drįsta klausti ir yra nusiteikę siekti atsakymų.